Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, žinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis per takelį tokį. Ir čia lindo ir šėrus, kaip nors netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labą dieną visiems. Iš šito jau atsibodusio ir man, tikriausiai jums visiems lauko. Bet negaliu čia negrįžti, nes labai daug radinių randu. Ir dar čia tikrai dar daug yra. Pas mus palyja čia keliom dienom, prieš kelias dienas taip normaliai, tai tikiuosi žemė nebus tokia sausa. Čia toksai visą laiką šitą pusę daugiau tokia drėgnesnė, bet pasižiūrėsim kitoj pusėj, jeigu kas grįšiu čia nais, tik tai daužysiu, nes kai sausa būna žiauru. Atėjau, tenais kuprinę pasidėjau. Pirmą signalą pradėjau kas, galbūt bus tikrai šiukšlė, nes skambėjo negražiai. Bet išsikėsė toksai daikčiukas, tokia ar tai ženkliukas, ar tai kokarda, neaišku. Taip, biškį papurkščiam vandenuko ant jos. Kažkoks tai kaip bokštas stovi. Kas tai yra, nežinau. Pirmą kartą tokį pagaunu. Toksai daikčiukas. Tikrai negražiai skambėjo. Čia kažkoks tai užsigimas buvo. Nežinau, gali būti, kad kariškas kažkoks tai kareiviškas dalykas. Nu, pasižiūrėsim. Bet va, jau pirmas radinys, pirmas tik tai signalas buvo. Šiandien sudėjau suvaikščiusiu. Tai tikiuosi daug monetų pasigauti šiuolaikiškų pagrindę. Nes reikia vis tiek nurinkti viską, labai daug tų vidutinių signalų, daug, žiauriai daug. Ryte tik prasuki porą signalų, dar ir, matau, primeta vis šviežiai visokio šlomšto. Vedam į šiukšlinę. Ir kągi, eisime toliau. Šitą parodysiu iš arčiau, kaip jis atrodo. Nu, toksai daikčiukas iškrito. Dar nežinau, kas tai yra. Gali būti ir kariškas, nes čia mes, kaip ir minėjau, kelias kartus buvo karinė oro pajėgų bazė, aerodromas karinis. Tai gal ir kareivukai pametė. Čia sagų tai esu radęs karališko oro pajėgų. Nors ir laivyno esu daug radęs. Nežinau dėl ko. Nors iš tikrųjų čia nais Temzė. Upė Temzė. Gal už poros mylių yra. Nu, va, toksai radinukas. Nudžiugino. Ženkliukai visai patinka. Dar vėl nežino, ką čia šitas laukas duos. Eisim, žiūrėsim. Gana giliai gulėja. Per pinpointerį. Čia kokį bardaką padariau. Reiks būtinai sutvarkyti. Nu, nesmė. Vakar radau. Toksai arklio pakinktų daikčiukas. Varytas visas, tai net neapsimoka jo valyti. Senas, giliai buvo. Zaneza. Tikriausiai Viktorijos laikų kažkur. Apolovskas kažkas šoko. Ir labai jau primena romėnus. Tai būtų antra romėnų moneta. Jeigu čia iš tikrųjų romėnų. Jo, manau, bus romėnas. Nenustabu, kad romėnas, aš šitame jau lauke esu radęs. Norėtųsi jų daugiau, aišku, šitam lauke. Ir keltų norėtųsi, nes vieną keltų monetą esu radęs geležiais amžius, o čia dar jinai pradurta su skylutė. Čia tai vargšė jau biškį pagyvenus, jinai bet kontrai matosi žmogaus čionais. Čia turėtų būti imperatoriaus plikė. Be biškį purviną dar čia pavalysim. Pasižiūrėsim per telefoną. Nu gerai. Antras romėnas čia.
Nežinau, ar jums kas nors matysis, bet čia vidury, o taip va, žmogus stovi, žmogaus figūra. Kaip čia geriau padaryti, kad geriau matytųsi, nežinau. Nes moneta jau tikrai mačiusi geresnių laikų. Čia nais imperatoriaus galva, sakyčiau, šitaip turi būti. Čia va toksai guzas vidury. Kažkadaise buvo galva. Tik nežinau, kaip jį geriau žiūrėti. Greičiausiai šitaip. Atvirkščiai. Jau. Nu ir skylutė padaryta. Nu ką. Manyčiau, čia jau vėliavesnių laikų. Gal kokio 3-4 amžiaus mūsų eros. Na, bet kaip bebūtų, 1500 metų monetai, tai tikrai yra. Gal šiek tiek ir daugiau. Jo. Stebina šitas laukas. Vis dar nustebina. O kiek čia dar visko guli. Ir atrodo toks nedidelis laukelis. Aš tik bandau įsivaizduoti, kas aplinkinėse laukuose, kur fermeris turi laukus. Jo, ten tai turbūt būtų nebūtų šitą šiuolaikinę viso šlamšto, kur dabar renku. Šiandien jau monetų šiuolaikinių pririnkau. Nu gerai. Pasisekė. Vis dėlto romėnai dar čia lenda. Yra galimybė čia ir keltus rasti, o keltai dažniausiai būna auksinės monetos. Sakyčiau, kažkas įdomus iškrito. Gal net kokardos kokios dalis. Va, kažkoks tai kaip ženklas. Čia karūna. Dar kažkas šonuose. Įdomus daiktus. Kaip sagai galbūt per didelis. Nu, padarysiu nuotrauką, kaip jis atrodo. Parodysiu jums. Ir eisiu toliau. Kažkokį tai žetoną radau. Parašyta one ir tikriausiai ten šilling. 1 šilingas. Bet senas. Šitas turėtų būti senokas žetoniukas. Pavalysim namie, įdėsim foto. Čia kažkas įdomiau. Bet gaila nesidabras. Galėtų būti sidabriukas. Jau. Nu, ką mes užkasinėjom dabytės gražiai. Užtaisom. O taip va. Ir keliausime toliau. Išlindo grandinėlės. Tokia dalis. Bet gaila, kad nesidabrinė. Paprasta grandinėlė. Gal buvo čia nuo kišenį, nuo laikrodžio. Kažkas tai tokio sena, bet nesidabrinė. Gaila. Ką padarysi? Kažkokią tai ženkliuką radau. Bet nieko jame nesimato. Ar čia ne ženkliukas? Kažkoks tai keistas daiktas. Čia kažkoks skylutė, kaip užkabinimas. Čia gal diržai buvo arklio, arkliena, kažkoks papuošimas. Čia kažkokie kaip vinučiai tokie kampuose. Gal nežinau. Gerai, dedam šiukšlynam ir varome toliau. Nu jau įprasta tapo rasti kažką tokio. Vėl žvejybos reikmenys seniai. Primėtyta čia tam laukia gerokai jų. Šitų bombikių. Jo, kažkaip tai sunkiai čia sidabrą nematyti. Kai visą laiką užmušta Jurgio antrą monetėlę. Jo, čia jinai 1770 kažkelinti būna metai pagrindė. O čia tai dar šitą pusę visai dar normaliai įsilaikius. Bet datos jau nematysiu, o data yra po Britaniją grinai. Čia nais va turi būti 1,7 ten. Ar 70 ar 56 kažkas tai tokio. Apačioje, sakyčiau. Na ir gerai. O tokia moneta. Papuola ir tokias. Bet viduramžių dar nieko neradau. Kažkaip keista. Nu šį kartą papuolė Jurgio III moneta.
fartingas, 1/4 penso. Tokia nelabai gyva. Čia dar matosi galvos kontrai. Čia 1700 ten pabaiga ten. 70, 80, 90 gal. Ir paskui jau prasidėjo kitokios monetos. Jo. Nu gerai. Įmam. Ir lekiame. Šiuolaikiškų monetų tikrai daug šiandien papuolė. Nemažai. Bet va, papuolė ir tokios. Pusę karūnos, gaila, kad nesidabrinė. Elžbietos antrosios čia nais. Jo, monetų yra dar, bet vis sunkiau rasti. Jau sunkiau. Tokia va monetėlė. Pavalysiu, parodysiu, kaip atrodo jinai. Gaila, kad vario nikelio lydinys. Nesidabras. Ką padarysiu? Kas yra, tas yra. O kad įsidabro yra, aš manau, dar turi būti čia tikrai. Va, kokią monetą pagavau. Prancūzišką. Čia Napoleonas trečiasis ir kelintasis ten jisai. 1854. Čia turėtų būti realis. Šitoje pusėje. Jo. O, visai dar normaliai įsilaikius monetą. O, kokia. Kiek ten tų centimų nežinau, bet neatsimenu. Ar 1, ar 2, ar 3. Kažkas tokio. O, tokia monetytė. Iš Prancūzijos atkeliavus. Papuolęs dažnai Anglijai. Nu, ne dažnai, bet kartas nuo karto. Nu, taip. Nu, paįvairinimui pakaskime kartu. Vėl nežinau. Manau, bus moneta. O kokia, ar šiuolaikinė, ar senesnė, nežinau. Mes čia papult gali bet kas. Kur tai čia? Lembo viena akmeniska. Nagi. Kažkur tai viduriukė. Nu. Ja, svaras. Senas svaras. Elžbietos antrosios. Nu pagaliau. Sidabriukas išlinda. Tiek ilgai laukiau, galvojau nepasirodės, bet va, pasirodė. Pasirodė sidabrėlis. Visgi tu? Jei. Nieko nesimato. Viktorija, 6 pensai vėl. Jo, bet sudrošta gerokai. Pavalgyta laiko. 6 pensuliai. Nu, vis tiek sidabriukas nudžiugino, nes jau galvojau, negi pabaigsiu dieną be sidabro. Aišku, dar aš jos kol kas baigti nesiruošiu, bet o taip, va, tokios mintys negeros lindo. Nu, toj parodysiu iš arčiau, kaip atrodo. Jas, sidabras. Šitą pusę visiškai graudi, nieko nesimato. O dar šitoj pusėje, vat, Viktorijos jaunos kontrai matosi. Taip va. 6 pensai. 925 praba. Gerai, paimsime. Kodėlgi ne? Sidabriukais visą laiką gerai. O, kaip gerai. Rodos lietutis kaupėsi. Gali ateiti lietučio, man atrodo. Debesiukai tvenkėsi. Aš jau važiuosiu namo. Užtenka. Pasisinėjau 5, beveik 6 valandas, be 20 minučių. Tai 5 valandas 40 minučių kažkur kasinėjau. Jo, va tiek va priknisiau. 68 monetos iš viso. Dar yra. Dar šitam lauke dar monetų yra. Ne tiek kaip pirmą kartą, kai 116 radau. Ir tikriausiai mažiau net kasinėjau, nors gal panašiai. Bet jo, jau monetos biški baiginėjasi. Dar aišku yra jų daug.
bet jau aukštų signalų mažiau, vis papuola tikrai mažiau. Na, va tiek vat prisišaudžiau šiandieną. Iš tikrųjų normaliai. Vienas sidabriukas toks negyvas, romėnas, ten visokių va pusę karūnos pagavau. Čia Jurgijai 2, 3, prancūzišką pagavau kažkokią ir kas čia dar, tas medam ženkliukas kažkoks tai. Nu, žodžiu, pakasinėjau šiandieną visai atsakančiai, normaliai, negaliu skūstis. Tai vat, visiems dėkingas, kad žiūrėjot, tikiuosi gal kitą kartą jau iš kitos vietos pakasinėsiu. Jau gal ir javapjūtė greitai prasidės. Žodžiu, labai tikiuosi. Tai vat, ką, dėkingas jums, gerų signalų jums ir iki kitą kartą. Ate.